Sveiki visi. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 2 diena, jei neklystu, to pasitikrinam. Taip, Liepos 2 diena. Mes ruošiamės prieš 3 Lietuvos drifto čempionato etapą, Street lygą ir Semi Pro lygą. Dabar esame garaže, ruošiamės busą, kraunamės. Vakar vakare sumontavau padangas rytojus treniruotei. Tai šiandien viską sudedam busą, turim šiek tiek naujų įrankių, galėsim paskui parodyti, turim kažko tais pasididžiuoti. Tada visos 3 mašinos jau yra paruoštos, beliko jas tik tai kosmetiškai pagražinti, šiek tiek apklijuoti, nuplauti. Ir rytoj rytą kraunam ant ralo ir važiuojam į Madžiūnus. Galime eiti į garažą. Tai va, Klaudijaus E90. Jisai pasikeitė tuom, kad dabar pradės dirbti pilnu pajėgumu, nes kaip Tamsta Klaudijus sakė, prieš tai dirbo ant 7 cilindrų, dabar tikimės, kad dirbs ant visų 8. Pakeitėm galvos dangtelio tarpines ir pakeitėm reduktorių į stipresnį, galingesnį. Ėjom toliau. Luko sedanas numylėtasis, iščiustytas. Žodžiu, pats jo mylimiausias, tai jam nieko tokio svarbaus nebuvo daryti, tik tai kaip praeitam etape mums atsitiko nelaimė, kad ištrūko pakabinamas guolis kardano, tai padarėm naujo tvirtinimo vietas ir dabar jis yra pilnai pasiruošęs gazuoti. Tada dar šiek tiek bandėm patvarkyti galinį bodį. Nu, kiek gavosi tiek, Tamsta Nedas jį pakrikštijo praeitąsyk. Nu, bet kažkiek susitvarkėm, bent jau, kad jisai būtų vienoj krūvoj. O daugiau ten šiokios tokios smulkmenos, nieko tokio svarbaus ir ypatingo. Tada galim keliauti prie mūsų kompakto. Dabar jis labai gražus, pasipuošęs, dar tik nenuplautas. Su juo buvo labai daug galvos skausmo, jis turėjo važiuoti pirmame etape, jis turėjo važiuoti antrame etape, bet jie taip nebuvo, nes mumis pavedė variklio problemos. Dabar variklis jau yra, jei neklystu, 3 sykį perinktas pilnai, įdėtas, jau sumapintas ir jau laikom sukryžiavę pirštus ir jis turi važiuoti. Tai va, galime tai daryti kapotą, parodyti, kas atrodo. Buvo prieš tai, padariau klaidą, kad per daug Tai va, turim 3 litrų plytą. Dar šiek tiek šiokių tokių dalykėlių liko padaryti ir bus viskas paruošta. Ten matot, yra garažis raidė iš apačios. Ir va, svarbiausia, triumpa per viršų. Turės turbūt šaudyti, jei neklystu. Nu, reikės dar pasiklaus Klaudijaus. Tai va. Mūsų kolegos tvarkosi gale. Aš prižiūriu tik tais. Nu, Kukis prižiūri, Nedas su Sonata darbuojasi. Ir ruošia, kad mūsų mylimasis kompaktas važiuotų be problemų. Labas vakaras, sveikiname šiandien jau 2 sykį. Dabar aš esu autobuse, turime turbūt 11 val. Vakaro. Vis dar laukime tralo, kol atvažiuos, jeigu atvažiuos šiandien, tai tuo tarpu galime aprodyti autobusą. Jau beveik susikrovėm, beliko tik tais įsimesti ratus treniruoti, domkratus, dar kraunasi mūsų žibintai, racijos dar kraunasi. Ir kas dar, nu ir atrodo viskas, dar porą syk apeisime garažą ir bus viskas, na ką, galite užeiti į vidų. Na štai turim neblogą apšvietimą, LED juostos. Mūsų Tamsta kameristas kažkada jau darė visą tą reelsą, visą tokį videką gražų. Tai gerai, galima šį čia parodyti, ką čia turim. Turim naujų įrankių. Nepropaguojam, bet būtų rėmėjai neblogai, aišku. Turime naujų Makitos įrankių, čia mūsų seni atgyvenę Milwaukee, bet vis dar dirba. Tada čia esam viską susižymėję, pirštinės, pakrovėjai, toliau skysčiai, vandenys ir panašiai. Čia turim varžtų dėžės, ten po stalais yra kuras, turime kompresorių irgi autobuse. Tada va toliau mūsų čia yra palapinė, kurią rytoj išsiskleisime. Tada šičia turime elektrinius įrankius, kuriuos galime šiek tiek parodyti. Sneak peek.
Čia mūsų gražioji bulgariška muzika. Irgi nauja beje. Va, turim daug naujos įrangos ir bus galima efektyviai dirbti, tikėkimės. Tada čia turim pilnus stalčius irgi įrankių, kurie kol kas dar nėra išmėtyti ir visi savo vietoje. Tada čia pačioj turime daug reduktorių, esam pasiruošę. Lukas turi, manau, jei neklystu, 4 reduktorius. Tada Nedas vežasi vieną papildomą ir Klaudijus dar vieną papildomą vežasi reduktorių. Prieiname prie zipo lentynų, tai čia yra kompakto zipas, sedano zipas. Ir tada ten apačioje yra didesnės važiuoklės dalis, ten bananai, pusišiai ir taip toliau. Tada, kadangi rytoj važiuojame į treniruotę, tai bus galima pasėdėti į keleivę sėdynę, tai vežamės 3 šalmus. Ir tikiuosi, kad Nedas, Lukas ir Klaudijus praveš. Ir galėsim ir mes mechanikai kažkiek tais atsipūsti, pasidžiaugti ir pasimėgauti driftu. Toliau vėl eina įrankių stalčiai, čia yra daug laidų. Pagaliau pasiruošėme, po 3 etapų pasiruošėme ir įsidėjome daug laidų. Nes jau 2 sykius važiavom, labai reikėjo laidų, bet jų neturėjom. Tiem iki autobuso galo, kaip sakiau, beliko susikrauti ratus. Šiandien krausimės ratus tik tais rytojus treniruotėj, tada po treniruotės grįžtame šičia į garažą, persimutojam greitai padangas street ir semi-pro lygos varžyboms. Ir tada važiuosim atgal į Madžiūnus. Na ir iš manęs tiek. Dėkui, kad buvo čia vakarą ir keliamės į rytojų. Sveiki, brangučiai, labas rytas. Ką, labas rytas darsik. Tai žodžiu, esam dabar jau yra po 8, esam garaže. Ten, kaip vakar rodėm, jau yra 2-3 bolidai, 2 tenai, 1 tenai. Nu ką, esam pasiruošę, kraunamės, važiuojam šerti. Atrodo, diržus visus rado, viskas gerai. Dabar tralą, kaip vis laik vairuos Klaudijus. Jam kompanija palaikys Lukas, jie dar važiuos užpilti automobilius iki pat, pilnus bakus užpilti. Tada dar beliks užkrauti kompaktą ant kito tralo. Dabar ten jiem klijuojam priekinių stiklų plėvelės. Ir tada kompaktas ant tralo ir mes visi judam į Madžiūnus. Prie Renault Ričiado ten yra toks bardačiokėlis. Stato palapinę, biškį autobusą apsitvarkau, nes čia bardakas vėl ir būsim ready per dienai. Kameristas paėmė racijas? Yra. Gerai. Jau atvažiavome į Madžiūnų trasą. Madžiūnai Drift Park, jeigu neklystu, tai vadinasi. Čia jau vienas iki esam buvę per treniruotę praeitą metą. Oro sąlygos tokios šiaip savo, lynoja, gerai, kad nepila, bet lynoja. Tai reiškia, kad trasa bus šlapia ir slidinėsim. Autobusą pasiruošėm, susidėjom visus įrankius, kaip priklauso, susitvarkėm ir esam pasiruošę gazuoti. Palaikykit mus ir žiūrėkit, kaip mums seksis. Susidurėm šiokiais tokiais techniniais nesklandumais, tai kompaktas kaista, įsiurbimas kaista ir galvojam, kad vandens nevarinėja pakankamai stipriai siurbliukas. Tai bandom spręsti problemą, jei ką ieškosim naujo siurbliuko greitų metu.
Tai žodžiu, šiandien buvo visai nebloga diena. Biški šalta, biški šilta, saulė, lietus, nu toks biški permainingas. Ryte biški buvo šlapia trasa, tai lėčiau visi važiavo, bet paskui sedanas pradėjo dūmint, nes išdžiuvo trasa. Klaudijai sukibimo daug atsirado. Šiaip viskas gerai, kol viskas buvo nebegerai, nes kompaktų škyvas nusprendė viso gero pasakyti. Ir Luko kardanas tiesiog atsijungė į 2 dalis. Net nepasakytum, kad lūžo, tiesiog atsijungė. Tai... Jo, kol kas tai dabar ieškojom kardano, jį radom, tai rytoj ryte tvarkysimės. Ir gazuosim? Ir gazuosim, stipriai gazuosim. Taip. Vairuotojas mūsų. Taip. Kaip jaučiatės pas šios nuostabios treniruočių dienos mažiumose? Labai gerai. Labai gerai? Tik piliam benziną ir lėkiam. Net nesugedo nieks? Ne, va, tikrinam mūsų visus važiavimus, kaip mums sekėsi. Tai žiūrim duomenis, kaip mašina dirbo, kaip variklis dirbo, kokie duomenys ir panašu, kad viskas labai gerai. Tai ką, lėksim rytoj? Lėksim, pilsim benzą ir lėksim. Gerai, padangas gerai. keisim. Jei nepamirši pilto benzo, nes Jei nepamirši? Nes O kas buvo šiandien kokį? šiandien buvo taip, kad Klaudijus užgeso. Nes kažkas pamiršo įpilt benzino. Jau filmuoji? Aš visada filmuoju. Jau įjungta? Jau įjungta. Įjungta jau? Įjungta. Tai žodžiu, dabar yra 7 ryto. Vakar naktį, tiksliau šiandien naktį dar pasakojau, kas ten nutiko su kompaktu. O net pradėjo iš karto kaisti kompaktas. Aiškinamės, kas ne taip, pasirodo ten buvo varikliukas jau link pabaigos. Tada dar po kelių važiavimų kompaktas pradėjo labai smarkiai purtyti, salone tiesiog nebuvo įmanoma išsėdėti. Tai aiškinamės, kas ne taip. Iš pradžių įtarinėjom škyvą, alkūninę velino, pakeitėm škyvą. Nu, grįžom į Kauną, pakeitėm škyvą, vis tiek ne tas. Dabar važiuojam į degalinę kažkokią, kuri bus pakeliui papusryčiauti tradiciškai ir tada važiuosim į trasą. Pasiruošim mašinas, įdėsim kardaną į sedaną, praeisim technikinę apžiūrą ir tada eisim gazuosim. Kaip seksis, pamatysit vėliau. O dabar prie starto linijos jau turime 27-ąjį startinį numerį, tai būtų Klaudijus Veretinskas su šiandieną pirmuoju E90-ųjų kėbulo automobiliu. Matėme, buvo šiek tiek iššūkių treniruočių metu jam šiandieną. Ir kaip matome, vis dar prisibėjo antrosios clipping zonos ir galimai jauduliukas suveikė šiandieną Klaudijui. Arba turime technikos gedimą, nes kažkaip nepavyko jam tvarkingai išgazuoti iš trečiosios clipping zonos. Prie starto linijos jau turime pasiruošusi 50-ąjį startinį numerį, tai būtų Lukas Rasimavičius. Iš tikrųjų galime galbūt net pilnai išpildyti trasą, bet garsu šio 3 litrų turtininių variklių pasidžiaugti. Tai yra dar vienas Lietuvos inžinerijos kolegijos pilotų, antrasis šiandieną trasoje pas mus.
Ir Lukui keliauja 61 taškas po pirmojo kvalifikacinio važiavimo. O dabar trasoje turime Klaudijų Vertinską, kuris pirmojų važiavimų jau dabar tikrai surinko nuliuką. Tad klausimas, kaip pasiseks antrojų važiavimų jam. Iš tikrųjų smagu jau matyti į trasą riedančius E90-tukus. Jau atrodo tikrai dailiai šie automobiliai, bet labai dailiai negalėčiau jog pasakyti, pavyksta Klaudijai pildyti trasos kontūrų. Panašu toks lyg išgyvenimas šiuo metu vyksta trasoje antrojų važiavimų jam. Bet girdžiu teisėjų pusėje, jog vyksta diskusija, kas reiškia, kad kažkokie taškai turėtų būti. Dabar trasoje turime Luką Rasimavičių, kuris pirmoji važiavimų susirinko 61 tašką. Ir dabar žiūrėjau pagal taškus, kad patenkti į top 32 reikia gerinti rezultatą. Ir kaip matome, tai yra dar vienas pilotas iš Lietuvos inžinerijos kolegijos. Jo kolegai, galima tai pavadinti, nepavyko pirmojų važiavimų ir antrojų susirinkti taškų, tad jau reikia atstovėti už savoje komandą. To ir atvyko Lukas, matome, antrojų važiavimų. O pasigerinti Lukui pavyksta savai rezultatą 66 taškai antrojų važiavimų. Na ką, pabaigiam šią nuostabią dieną. Pabaigiam dieną su nepraeita kvalifikacija. Pirmų važiavimų surinkau 62, pirmų važiavimų važiavau ant sauso. Ant sauso važiavau šiandien pirmą kartą, nes treniruočių neturėjau. Tai surinkau 62 taškus kažkur, antrų važiavimų ant šlapio važiavau, sudėjau naujas padangas. Surinkau šiam 6 taškus. Ant šlapio važiavimas gal ir ne pirmas buvo, bet esmė, kad be treniruočių važiavau ir kalbant apie tą patį pasistatymą, niekaip nėjo mintyse išsimastyti, įsižaist. Kiek ten kelis kartus pravažiavau, niekaip nepavyko man tą pirmo klipino pasiimt. Toliau ten trajektorija kaip ir paprasta, kaip ir viską gražiai galima suvažiuoti. Taip gausi, kad nepraėjom kvalifikacijos, bet tikrai neliūdžiu. Ir sugrįšim stipresni. Žodžiu, viskas buvo labai gerai, viskas labai smagu, labai ačiū komandai, labai ačiū Lietuvos inžinerijos kolegijai už tokią galimybę. Pažadu daug dūmų, daug garso, daug šaudimų ir gerą nuotaiką. Iki. Tai šiandien turėjome trečiąjį Lietuvos drifto street lygos etapą. Treniruotės buvo kaip ir neblogai, danga buvo šlapia, bandėm prisijaukinti mašiną. Treniruočių metu kaip ir viskas gerai buvo. Pirmoji kvalifikacijos važiavimą truputį turėjom problemų iš softo pusės. Kadangi važiuojam su automato dėže, tai tiesiog susigalvoju įsijungti 6 bėgį vietoj to, kad važiavam antru. Tai tiesiog surinkom 0. O antrojų kvalifikacijos važiavimo trasą įveikėm, tiesiog pritrūko atstumo iki klipo. Tai už tai irgi gavom 0, bet diena buvo gera. Ačiū Lietuvos inžinerijos kolegijai už suteiktas galimybės būti čia. Ačiū. Labas rytas, labas rytas. Sveikinamės iš Madžiūnų šį saulėtą sekmadienį. Iš karto darbas vyksta, nieks nemiega. Pasidarom balčeką, susižiūrom dalykus, pasikeičiam padangas, laukiam briefingo ir važiuojam į treniruotis. Tai situacija tokia, kad ten turėjo stovėti kompaktas mūsų tas spalvotas. Deja, bet jis nestovi dar čia, nes yra problemų, dėl kurių nelabai gali važiuoti. Tai teko greitai susirasti pakaitinį automobilį ir važiuos
Nedas eilinį kartą važiuos su nebandytu automobiliu, bet aš žinau, kad jis mūsų nenuvils ir parodys gerą rezultatą. Tai tiesiog laukiam dienos įsivažiavimo, įsibėgėjam, visi atsigaunam ir bus gerai. Labą dieną, labą. Netikėtai atsirado automobilis papildomas mūsų pitose. Visus susirinkom 3, 2 iš jų pilnai sulaužėm. Tai ką dabar pasiėmėm dar vieną. Šito tikėkimės nesulaužysim. Nu, bet tai ką dar turime 9. Dar šitas lyg kažką. Tai bandysim kažkaip pasidalinsim, gal dar suvažiuosim. Jau galiu? Jo. Jau galiu? Jo. Tai didelis ačiū Remigijui, kad paskolino automobilį ir davė galimybę šiandien dalyvauti. Tai šiek tiek apsitvarkom, pasitikrinam, ar viskas yra gerai ir bandysim dalyvauti. Jo. Tai labas rytas, dar vienas ankstyvas rytas iš Madžiūnų trasos. Šiandien jau sekmadienis, važiuosim Semi Pro lygoje su va šito geltonu automobiliu. Šįryt jau pilnai pasiruošėm, pasidarėm balčeką, buvo keli varžtai atsilaisvinę. Pasižiūrėjom priekinį suvedimą, daugmaž iš akies gerai. Technikinę praėjom beveik be nesklandumų, ten reikėjo porą lipdukų užklijuoti ir viskas ledas. O šiaip viskas gerai, esam pasiruošę, Nedas dabar, jei neklystų, briefingė. O mes su kameristu eisim pasižiūrėsim aplinkui pitus, kas gero, ko gražaus yra ir gal pamatys kitų kadrų. Tai va, kol kas tiek, susimatysim vėliau. Tai treniruotėse sekėsi labai gerai, po truputėlį pratinos prie kito automobilio, kadangi šis neturbininis, o praeitą etapą dalyvavom su sedanu, kur buvo 3 litrai turbo, dabar yra tiesiog 3 litrai atmosferinis variklis. Šiek tiek turėjom niuansų su suvedimu, komandos dėka greitai jį pakoregavom ir dabar automobilis valdosi labai gerai. Ir viskas laiko, viskas sekasi labai gerai, laukiam kvalifikacijos ir žiūrėsim, kokie rezultatai. O dabar matome Nedą Bielevičių su geltonuoju A46 skolintu, galiu pasakyti, krupuoju automobiliu prieš išvažiuojant šiandieną į etapą penktadienį, nes matė, jog automobilio savojo nespėjo pasiruošti, tad šiandieną tenka ne su savuoju važiuoti, tad galbūt kiek atsargiau Nedas šiandieną rodysis trasoje, tačiau bent jau kiek dabar matome, labai solidžiai pildo trasos kontūrus jis. Jaunuolis Nedas nepabijojo skolinto automobilio spustelti iki galo. Nedas Bielevičius pirmųjų važiavimą susirinko 79 taškus, o dabar turime 14 startinį numerį Nedas Bielevičius. Pirmųjų važiavimų susirinkė 79 taškus. Na, nepasikuklinti galima ir pabandyti pasigerinti savo į rezultatą šiandieną. O lengvojo kelio, matau, Nedas tikrai nesirinka, išsineša kūgius iš trasos, labai tvarkingai kol kas pildo trasos kontūrus jis. Gražus persimetimas ties Wi-Fi-umi. Tapštelėjimas į blokus galinę automobilio dalimi ir finišo liniją.
Na, šaunuolis Nedas labai gražiai suvažiavo antrąjį važiavimą, nepasikuklino pabandyti pasigerinti savo rezultatą. Iš tikrųjų, dar kartelį norėčiau padėkoti šiandieną Angle Control už tai, kad turime tokius gražius pakartojimus, kur galime matyti ir palyginti, kaip atrodo abu piloto važiavimai po 2 važiavimų. Na, nuostabu tiesiog matyti tokius vaizdus. Auga driftas Lietuvoje, iš tikrųjų, ir matome, kaip staigiai jis pradeda tobulėti čia ir pas mus. Tai kvalifikacijoje sekėsi labai gerai. Pirmojų važiavimų surinkau 79 taškus, antrojų 87. Rezultatas labai geras, dabar lauksim porinių ir tikimės važiuosim toliau. Svarbiausia, kad nepasikeistų oro sąlygos, nes šiokių tokių yra tamsių debesų, bet žiūrėsim, kaip gausi sąlygos visiems vienodos, tai važiuosim. Ir viskas, pilotai jau yra pasiruošę prie starto linijos, tai trasos teisėjas duoda signalą į šviesoforą. Žalia šviesa yra gaunama ir Nedas Bielevičius pradės šį važiavimą vedančioje pozicijoje. Mantas Sutula bus chaserio pozicijoje. Panašu, matome, jog Nedas pasirinko šiek tiek atsargiau ties pirmąją Klipinsoną. Ir dabar šitą rizikingą vietą, kur turime visiškai šlapią dangą, matome, jog Mantui Nedui tai yra sunku susirinkti sukibimo, jog pilnai išvažiuoti trasos ribas. Ir užbaigė šie pilotai savuosius važiavimus. Visada vyksta 2 važiavimai dėl to, kad išsiaiškinti ir abudu pilotai taip gali susitvarkyti su lydo pozicijomis. Ir taip, turime žalią šviesą. Mantas Sutula dabar bus vedantysis antrojo šios kovos važiavimo. Ir matome iš karto, kiek reikia kovoti su automobiliu, jog jis važiuotų šonu tokioje dangoje. Mantas Sutula palei pat blokus ties 4-ąją clipping zoną, labai arti 5-osios sienos ir sėkmingas persimetimas ties Wi-Fi-umi. Ir iš karto matome, jog Nedui užtenka greičiai pasivyti, kad bent šiek tiek paremti šį važiavimą. O rezultato iš teisėjo laukti ilgai nereikėjo. 4-asis startinis numeris Mantas Sutula keliauja į top 16 toliau. Tai šiandien mūsų važiavimai pasibaigė top trim 2, pasikeitė stipriai oro sąlygos, gavom daug lietaus ir grinai ties mano važiavimu pradėjo džiūti trasa, vietomis buvo šlapia, vietom buvo sausa. Nepavyko šį kartą loterija, kas matė atvažiavimą, tai vienur šlapia, kitur sausa ir toks labai didelis balaganas. Šį kartą nepasisekė, važiuosim taisyti mašinų ir tikėsimės jau, kad kitą etapą dalyvausim su visom 3 savo mašinom ir ačiū didelis Remigijui, kad paskolino automobilį ir davė galimybę šiandien pasivažinėti. Buvo smagu, bet šį kartą nepasisekė. Ir didelis ačiū kolegijai už galimybę dalyvauti, didelis ačiū komandai, kad visas šias dienas mumis pasirūpino ir leido negalvoti apie techniką, o tiesiog fokusuotis į važiavimus. Kadangi dabar vasara, tai kviečiam visus stoti į Lietuvos inžinerijos kolegiją, prisijungti prie mūsų drifto komandos ir susitinkam rudenį.